Sveiki atvykę į tikro miesto sumuštinio erdvę. Paragavę šios sumuštinio, kiekvienas žmogus prisideda prie kulinarinės klasės, dar vienos kulinarinės klasės įrengimo Lietuvos mokyklose. Alfai, čia yra tikrai 3 skirtingi skoniai. Tai pirmasis, aš tepiau padažą, būtent majonesinis mango padažas. Tai yra labai daug šviežio mango, taip pat yra švieži bazilikai ir todėl padažas šitas tikrai yra sveikas. Ant viršaus dėjau kepintų garstyčiose obuolių, mocarelos bufalos, tada špinatų lapų, vištienos, šiek tiek juodųjų pipirų ir skandinavišką duonelę, aišku, viską prislėgiau. Visi įpratę valgyti Lietuvoje sumuštinį dažniausiai su tūnu, o tūnas tikrai konservuotas yra labai sausas, todėl man norėjosi tokio labiau Pabaltijos regiono žuvies, tai yra skumbrė, kuri yra truputį parūkyta, tada čia įdėta pagal mano specialią technologiją marinuotas moliūgas, paprika ir daug špinatų lapų. Beje, kiaušininis majonezas. Trečias sumuštinis pateptas apelsinų džemu, kuriame yra labai mažai cukraus, tada švelniai pakepintos cukinijos, marinuotos paprikos, švelniai kepta vištiena, truputį juodųjų pipirų ir suspausta viskas skandinaviška duonele. Štai kokie 3 sumuštiniai, kuriuos jūs jau šiandien galite paragauti Kaif Cafe kavinėse.